Pats metas ko nors skanaus užkasti, pavyzdžiui, kastinio. Labadiena visiems, kurie jau papietavo, bet dar nepavakarieniavo. Šiandien lankomės lietuviškų patiekalų restorane Forto dvaras, kur mums virtuvės šefas ponas Ramūnas paruoš ką? Kastinį. Kastinį, tradicinį lietuvišką kastinį. Labadiena tariu. Tai, ponė Ramūnai, iš tikrųjų, kas tai per patiekalas ir iš kur jisai kilęs? Šis patiekalas yra tradicinis, jau galbūt visos Lietuvos patiekalas, bet kilęs iš Žemaitijos. Šį patiekalą ruošdavo šeimininkės didesnėms šventėms, tai krikštynams, vestuvėms. Kastiniui reikia sviesto tikro, 82% riebumo, tikros grietinės. Tai geriausia prieš gaminant kastinį užsukti pas močiutę į kaimą. Taip. Arba pirkti mūsų prekybos centruose, bet tikra grietinė be jokių augalinių riebalų ir 30 riebumo mažiausiai. Taip, toliau reikės kmynų, smulkintų česnakų ir druskos. O Ramūnai, kiek reikia grietinės ir kiek reikia sviesto, na, apytiksliai gramais? Apytiksliai tai yra po kelio sviesto 200 gramų ir indelio grietinės 450 gramų. Taigi kastiniui sukti reikia molinio dubens. Šiek tiek aukštesniais kraštais. Taip. Tada kambario temperatūroje laikyto sviesto ir grietinės. Jie turi būti vienodai kartu laikomi, bent jau 3-4 valandas, kad būtų vienodos šiltos temperatūros. Taigi dedame į dubenį sviestą. Ir šitas patiekalas, na, jis nereikalauja nei viryklės, nei orkaitės, jisai paprastuoju būdu rankomis išsukamas. Čia taip, išsukamas rankomis ir naudojamas jau prie pagamintų bulvių, ar tai kitų priedų, kaip padažas, pagardas ar priedas. Išsukame sviestą. Ar galima šitą patiekalą gaminti ne molinėme dubenyje su mediniu šaukštu, o sudėjus į kombaino indą? Galima pamėginti būtų namie, bet čia yra tradicinis kastinys, taip darydavo mūsų promočiutės ir mes nelaužykim tradicijų. Taigi sviestas jau suvienodėjo ir dabar į šį sviestą dedame trečdalį grietinės. O kur naudosime likusią dalį? Mes palaipsniui ją sudėsime. Iš karto visos grietinės dėti nerekomenduojam. Taigi vėl išsukame iki vientisos masės grietinę su sviestu. Dedame kitą dalį grietinės. Kiek preliminariai laiko užtrunka pagaminti kastinį? Na, manau, kokio pusę valandos reikėtų. Na, kol vyras namuose skuta bulves ir jas verda, tol žmona kastinį tikrai gali paruošti. Taip, gali susukti kastinį. O grietinės liko viena dalis ir liko dar kmynai, česnakai ir druska. Taip, dabar dar jau susijungia vėl grietinė su sviestu. Sudedame likusią grietinę. Sudedame kmynus. Kiek kmynų reikėtų gramais? Na, gramais kokie 2 gal gramai. Arbatinio šaukštelio užtektų šiam procesui. Porą skiltelių česnako ir druskos. Druskos žiupsnelio, tikrai ne visos. Gero žiupsnelio, čia pagal skonį. Kiti mėgsta sūriau, kiti ne taip. Tai sudėti jau visi ingredientai ir dabar baigiame išsukti kastinį iki vientisos masės. O pone Ramūnai, ar kastinys turės būti kambario temperatūros, ar jį reikėtų šiek tiek palaikyti ir šaldytuve galbūt? Galima jį iš karto ir susuktą valgyti, bet gudresnės gaspadinės pasiruošdavo daugiau kastinio, įdėdavo į šaldytuvą ir galima jį savaitę valgyti. Žiūrovams galima pasiūlyti prie tradicinių didžkukulių ar virtų arba keptų bulvių. Tai tiesiog išsivirus didžkukulių arba bulvių tai gali tapti kaip pagardų. Taip, tikrai taip ir paprastuoju būdu, to pačiu mediniu šaukštu, kuriuo sukote. Įdedame. Mūsų
patiekalas paruoštas, netgi 3 patiekalai galima taip sakyti. Trumpai priminkime, ką mes gaminome ir ko mums reikėjo. Mes gaminome žemaitišką kastinį, mums reikėjo sviesto, grietinės, kmynų, česnakų ir druskos. Ir tai puikiai tinka tiek prie bulvių, tiek prie cepelinų. Taip. Tariu ačiū lietuviškų patiekalų restorano Forto dvaras virtuvė šefui, ponui Ramūnui, ir belieka palinkėti skanaus ir gražios dienos. Ačiū Jums labai. Gero vakaro. O Jums skanaus ir puikių nuotaikų bevalgant šį kastinį. Na, aš prisijungiu prie Arno ir visiems linkiu